universitetas ateina pas jūs į įmonę. Ar galėjote įsivaizduoti, kad tai kažkada tai atsitiks? Kai prieš 6 metus Vilniaus universiteto verslo mokykla pasiūlė bendradarbiauti, labai ilgai nedvejojau. Kelios priežastys, kodėl sutikau dėstyti. Pirmiausiai matau ateinančius į rinką jaunus, naujus žmonės ir galiu susipažinti, ko jie nori, su kokiom ambicijom ir kokia motyvacija jie ateina į universitetą ir tai bus mano ateities klientai. O antras, studentai priverčia mane pačią mokytis. Universitete tu negali sėdėti ant tų pačių užduočių. Universitete tu negali neskaityti naujų knygų. Per seminarus dar vis yra grojančių tų pačių žaidimų, o jau universitete nebegroja tie patys, tu turi visą laiką būti atsinaujinęs. Tai taip užsimezgė mano bendradarbiavimo su Vilniaus universiteto verslo mokykla ir šito bendradarbiavimo vienas iš vaisių šiandieną ateina pas jūsų organizacijas. Kas tai per vaisius? Vidinis lyderių klubas. Klubas žodis sako, kad tenais yra žymiai daugiau negu tik mokymosi. Tai yra kultūros dalis. Ir šitame klube aš turiu tokias 2 kertinės misijas. Pirma, mano kompetencijų centras yra vadovo rolės nunešimas iki vadovo, iki lyderio širdies ir jos smegenų. Kas tai yra ta vadovo rolė? Čia šiandieną labai daug apie tai nesiplėsiu, bet svarbiausia man, kad kiekvienas vadovas žinotų, kokia tavo misija šiandien organizacijai. Kai aš klausiu, koks tu nori būti vadovas, dažniausiai aš išgirstu geras. O ką daro geri vadovai? Ir tada didelė pauzė. Ir nieko tokio, ne tik vadovai. Tėvai, mamos, vyrai, vadovai nežino savo pagrindinės rolės. Ką darydamas tu šiandieną organizacijai sukuri daugiausiai vertės. Tai vienas iš svarbiausių dalykų vadovo rolės modulyje bus nunešti suvokimą ir pabundinti sąmoningumą. Ką darydama šiandieną tu sukursi organizacijai daugiausiai vertės. Ar reikia, kad tu suefektyvintum procesus, ar reikia tavęs kaip kultūros ir žmonių mylėtojo, bet svarbiausiai, kad tą galėtum padaryti, tu pirmiausiai turi pažinti save. Sąmoningumas, asmeninis savęs pažinimas, savirefleksija, tai pagrindiniai įrankiai, ties kuo mes labai daug darbuosimės. Ir aišku, elgesio teorija. Pažinti kitus žmonės, iš jų elgesio atpažinti jų motyvus, jų driverius, kogi jiems reikia, kokiegi jų degalai. Kaip Druckeris sakė, vadybos guru, vadovo pagrindinė rolė yra padėti žmonėm pasiekti rezultatų. Ir rezultatas tada bus tik pasiekmė. Ir antrasis mano kompetencijų centras yra komunikacija. Ko gero, niekas nesiginčys, kad vadovo pagrindinis įrankis yra liežuvis. Komunikuojam per susirinkimus, komunikuojam vienas su vienu, duodam daug grįžtamo ryšio, vertinimo pokalbiai. Tai visos šitos temos ir potėmės įeina į komunikacijos didžiulį skaupą. Kaip suvaldyti pyktį? Komunikacija be smurto. Ar tikit, kad net tavo balse ir intonacijoje tau nereikia šiandieną kelti rankos prie žmogų. Tau užtenka tokį žvilgsnį nutaisyti ir tokį balsą arba tembrą padaryti, kad pas tave bijo žmonės eiti. Tai komunikacija be smurto irgi yra viena iš tokių labai svarbių šiandienos dalykų. Kodėl? Todėl, kad vadovai patys leidžia savo būti įsitempę. Mažytę paslaptį jums pasakysiu. Mano vyras kartais man sako, Rima, jeigu tavo klientai girdėtų, kaip tu dabar žviegi ant savo vaikų, į streso valdymo seminarus pas tave niekas neįtų. Taip aš vedu kartais streso valdymo seminarus ir mokau žmonės, kaip komunikuoti be smurto, bet pati kartais mano vaikai sako, mama nereikia, mama tik garsiai kalba. Aš irgi nuolatos mokausi. Ir tai nėra į vieną pusę nukreipta informacija, tai nereiškia, kad ateis Rima ir papasakos, kaip jums reikia komunikuoti. Mes daug praktikuodamiesi porose, grupėse, subgrupėse, darydami mini improvizuotus susirinkimus, mokysimės vėl ir vėl iš naujo, kaip reikėtų komunikuoti rytoj, kaip reikėtų komunikuoti patogias ir nepatogias temas, kurių dabar labai daug. Skiepai, karas, įtampos, stresai, įvairiausių temų, kurias dažniausiai vadovai vengia. Kodėl? Nežinau, kaip apie tai kalbėti. Visai neseniai viena vadovė paskambinusi pranešė baisią žinią, kad savižudybę pabaigė jos viena iš komandos narių. Net nežino, nuo ko pradėti kalbėti. Rytoj susirinkimą reikia padaryti. Reikia žmonėms kažkaip pranešti žinią, kaip tą padaryti. Tai komunikacijoje yra labai daug temų ir potemių. Jautresnių, mažiau jautrių, bet vadovas
tai vienas iš pagrindinių komunikatorių organizacijoje. Ir būtent nuo jo žinutės priklauso, kaip pasijaus darbuotojai. Todėl praktiškai mokysimės kiekvieną dieną būti geresni už save vakar. Būtent kur? Vidiniam lyderių klube.